Labas ir sveika prisijungusi prie paskutiniosios mūsų kelionės dienos, prie uždarimo ceremonijos. Šiandienos fokusas yra tikėjimas. Užbaigsime šį ciklą su šviesa, viltimi ir švelniu optimizmu. Pradėkim. Taigi šiandienos uždarimo ceremonijai, mūsų paskutiniai dienai, aš paruošiau jums miksą pratimų, kuriuos mes visus darėme jau mūsų kelionėje. Šis miksas susideda iš 8 mano mėgstamiausių pratimų. Ir galvokite apie tai, kaip yra, pavyzdžiui, saulės pasveikinimas ar jogos flow kažkoks tai ar ne. Tai čia bus jūsų ovuliacijos ir vaisingumo flow, tekėjimas, pratimai, mankšta, rutina, kurią tikiuosi, kad galėsit naudoti bet kada užsimanote tiesiog susigrąžinti tą energiją, susigrąžinti tą jėgą, kurią visą sukaupėte, visą šį pozityvumą šitos kelionės metu. Taigi, 8 paprasti pratimai, padarysime juos ir tikrai pakartosime dar keletą kartų, kad įsimintumėt ir galėtumėt daryti netgi be manęs, ar ne? Pirmasis, be šuoliukų, džeksai. Į šonus keliame rankas ir kojos keliauja į šonus. 1, 2, 3, 4 ir paskutinis 5. Keliausime į pritupimus priekinius. 1, 2, 3, 4 ir paskutinis 5. Stojamės į šoną, darome ratus su klubais viršuje ir apačioje. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paprasti pritupimai. 1, 2, 3, 4, 5. Pritupimas su smūgiu į šoną. Pritupiu, smūgis. 1, 2, 3, 4 ir paskutinis 5. Iš čia keliaujame žemyn, liečiame su keliais. 1, 2, 3, 4, paskutinis 5. Rankos ant kojų, tiesiame pilnai kojas. 1, važiuoju žemyn. 2, 3, 4 ir paskutinis 5. Pabaigiame apačioje, alkūnės įsiremia į kelius ir judame į vieną šoną, 1, į kitą. 2, 3, 4 ir paskutinis 5. Rankos ant kilimėlio, lėtai kylame į viršų, įkvepiame. Puiku. Tai taip ir atrodo visas šis miksas. Kartosime dar 2 kartus. Atsiminkite, pečiai išlieka nuleisti, nugaros tiesios, kvėpavimas, ar ne? Ir prisiminkite, kad visa tai būstina, gerina mūsų ovuliaciją, mūsų reprodukcinius organus, kraujo cirkuliaciją, deguonies cirkuliaciją, maistingų medžiagų pasisavinimą, ar ne? Visą tai mes darome dėl savo vaisingumo. Keliaujame. Ir 1, 2, 3,
Ir paskutinis į priekį. 1. Paskutinis. Ratai su klubais. 1. Paskutinis. Pritūpimai. 1. Pritūpimai su boksu. Ir 1, 2. Paskutinis. Puiku, keliaujame žemyn. Keliai. 1. Paskutinis. Rankos ant kojų, tiesiame kojas. 1. Žemyn. Ir paskutinis. Lieku žemai, įsiremiam alkūnėm, keliaujame. 1. Ir rankos ant kilimėlio, kylame lėtai. Ir įkvepiam. Nuostabu, kartosime paskutinį kartą ir keliausime į mūsų sąmoningumo praktiką ant kilimėlių šiandien. Visi pratimai, taigi 8 pratimai, 5 kartus darome, ar ne? Po 5 kartus. Keliaujam. Ir 1. Paskutinis. Pritūpimas į priekį. Ir 1. Paskutinis. Su klubais ratai. 1. Puiku, pritūpimai. Ir 1. Paskutinis. Pritūpimas su boksu. Ir 1. Super, važiuoju žemyn. Keliai. 1. Paskutinis. Rankos ant pėdų. Tiesiame. 1. Paskutinis. Alkūnės įsirėmusios ir į šoną. 1. 2. Ir 5. Super. Rankos ant kilimėlio. Kylame iš lėto į viršų. Įkvepiam.
Puiku. Keliaujame ant kilimėlių. Atsigulame. Taigi šitą savo vaisingumo ir ovuliacijos visą tėkmę, visą rutiną galite kartoti bet kada, galite kartoti 3 kartus 5, ar ne, priklauso nuo to, kiek energijos turite. Žiūrėkite pagal savo ciklo fazę, žinoma, ir visą laiką prisiminkite šitos 14 dienų energiją visą, kurią sukaupėte. Jis tikrai labai smagiai turėtų užbūstinti jūs vėl pozityvumu. Na, o dabar užbaigsime labai gražiamis svajonėmis, labai gražią praktiką. Tai kviečiu ištiesti kojas, atverti pilnai savo rankas, atpalaiduoti pečius, savo stuburą, įsipatoginti. Galite užmerkti akis, nuraminame savo širdies ritmą, keletą kartų giliai įkvepiam. Ir keliaujame į savo vidų, ten, kur saugu, ten, kur pažįstama ir gera. Ir dabar aš norėsiu jūs pravesti pro labai gražią svajonę, pro labai gražią vizualizaciją. Įsivaizduok, jog esi nuostabaus grožio paplūdimyje. Paplūdimys tuščias, jame tik tu, jauti smėlį po kojomis, jis toks tyras, švarus, minkštas. Prieš akis matai begalinį vandenyną. Didelės bangos lūžta, vanduo juda. Virš galvos skraido žuvėdros, tokios laisvos, atrodo lyg šoka. Tu matai saulę, ji leidžiasi tiesiai į vandenį. Nudažo vandenį gražiomis spalvomis, jauti lengvą vėją, tau taip ramu ir gera čia. Ir visai netoliese smėlyje pamatai stiklinį mažą buteliuką. Priėjusi prie jo, išvysti, jog šalia padėtas ir popieriaus lapelis su pieštuku. tą pačią akimirką tave užplūsta begalinis noras parašyti didžiausią savo troškimą, didžiausią svajonę. Tu pasiemi popieriaus lapelį ir tą pieštuką ir pradedi rašyti. Šypsaisi rašydama, nes žinai, kad tai yra didžiausia tavo svajonė. Tai, ko tu dabar labai nori. Užrašai šią svajonę, dar kartą perskaitai. Suvynioji popieriuką ir įdedi į tą stiklinį mažą buteliuką.
pasižiūri į saulę, į vandenyną ir su didžiausia jėga ir pasitikėjimu sviedi šitą butelį į vandenyną. Ir kai tik jis palieka tavo rankas, tu iškart pajauti ramybę ir tikėjimą. Nes dabar tu žinai, jog viskas, ką tu svajoji, yra visatos rankose. Tu jauti ir supranti, kad visata tikrai atneš tau tai, ko tu labai labai nori. Tu stovi, pasitikinti tvirta paplūdimyje ir žiūri į tą buteliuką vandenyje. Jis tolsta. Jau beveik jo nebematai. Bet tas tikėjimo jausmas tavyje atrodo vis didėja. Tu žinai, kad tai, ko tu nori, tu gausi. Ir stovėdama paplūdimyje, lydėdama akimis tą buteliuką ir savo svajonę, atiduodama tą svajonę visatai į jos rankas, tu iš visos širdies kartoji garsiai šią afirmaciją. Aš esu pasiruošusi, mano kūnas yra pasiruošęs, mano širdis yra atvira. Aš esu pasiruošusi, mano kūnas yra pasiruošęs, mano širdis yra atvira. Aš esu pasiruošusi, mano kūnas yra pasiruošęs, mano širdis yra atvira. Aš esu pasiruošusi, mano kūnas yra pasiruošęs, mano širdis yra atvira. Aš esu pasiruošusi, mano kūnas yra pasiruošęs, mano širdis yra atvira. Iš lėto sugrįžk į čia ir dabar. Pajudink savo pirštus, savo kojas, atmerk akis. Ir pagelbėk savo atsisėsti ant kilimėlio. Ir kviečiu kartu su manimi paskutinį kartą giliai įkvėpti ir uždaryti mūsų šią kelionę su labai labai stipriu tikėjimu. Labai dėkoju kiekvienai, kad prisijungėte prie šios kelionės, kad buvot stiprios,
kad savo pasižadėjot ir įveikėt, kad jau pabaigėte ją. Šiandien yra šventė mums, ar ne? Tikiuosi, kad daugiau meilės patyrėte savo. Tikiuosi, kad pavyko išsivalyti visas negatyves energijas ir prisikaupti to tikėjimo, meilės, optimizmo. Ir aš tikrai tikiu, kad tikint, paleidžiant, leidžiant tekėti viskam sava vaga, jūsų ta svajonė butelyje tikrai išsipildys. Kryžiuoju pirštus už visas ir linkiu tolimesnės gražios kelionės, gražių rezultatų, o jūs bet kada galit, kada prireiks, sugrįžti į šią kelionę vėl ir pasitikėti procesu.